Labas visiems, kurie klausysitės mano pasidalinimo. Šį kartą noriu trumpai pasidalinti apie paprastą tokį, apie gerumą, ramybę šeimoje, bendruomenėje. Jeigu tokią turite, darbe gali būti, bet kokiam kolektyve, iš vis bet kur žmogus gyveni, kur randėsi, kaimynai aplinkui, draugai, ir tai tinka visur. Kad dažniausiai, kai būna ir man kaip yra buvę, dalinuosi iš patirties, kad jautiesi nepakankamai gerai, yra problemų, bėdų ir noriu trumpai pasidalinti savo patirtimi ir savo supratimu dabar šios dienos, ką išmokau, ką Dievas davė suprast, kodėl taip yra. Ir galbūt pradėsiu lengviau suprast, bus pavyzdžiui šeimoje, su žmona. Mes su žmona ir turim ir vaikų, ir kada kažkokie nesutarimai yra, jeigu aš nesutariu su žmona, sakykime, vaikščiojam, kaip sakant, nepatenkinti kažkuom tai, reiškiam priekaištus, o neduok Dieve ir pasibarti, tai jūs suprantate visi, kad aišku, vaikai ir taip pat jaučiasi negerai. Jie kaip ir nieko nedaro, jie gal viskas teisingai vaikams, su vaikais ten viskas tvarkoje, jie nedalyvauja tame suaugusiųjų, sakykime, bet jie šalia, jie gyvena toje šeimoje ir jie jaučiasi negerai. Tai čia kalbu apie šeimą, bet jeigu, pavyzdžiui, bendruomenėje jūs lankote kokią bažnyčią, bendruomenę, ir, sakykime, yra tokių žmonių, kurie yra stipresni tokie, sakykime, ne imunitetas stipresnis, bet žmogus psichologiškai, psichiškai, visapusiškai toks stipresnis, jį nėra, jį nelengva įskaudinti, jam, jau turi daug kažką padaryti, kad jis įskaudinti, įsižeis, bet ir tokių žmonių pažeidžiamų, kaip sakant, tik truputį žodį kažkokį netokį pasakyk, žmogus tuo įsižeidžia ir gali labai įskaudinti, jeigu neapgalvoti kažką. Tai sakykime, aišku, gali ir būti tokia žmona namie. Ir vyras turi priprasti, jau turi žinoti, kaip elgtis su žmona, arba atvirkščiai žmona su vyru. Nėra skirtumo. Tai ką aš esu pastebėjęs, kad dažniausiai, ar aš aplamai, ar aplamai, ar darbe dirbdamas kolektyvas mane erzina, yra man kaip ir tokie nepatogus, visose matau, arba bendruomenėje, sakykime, yra žmonių, jeigu jų daugiau, viename brolyje ar sesė, nesvarbu, pas vieną aš matau vieną trūkumą, pas kitą aš matau kitokį trūkumą, tas geras, bet ten šioks, ten tas ir tas pasiberia, bet ten kažkas yra blogai, tas stilus nekalba, ten anas per daug kalba, ir žinot, tada taip ir sunku gyventi. Aš pajaučiau, jeigu aš matau kitose žmonėse, bet kaip aš galiu nematyti, žmonės visi yra, visi turi kažkokių tai ir, gerų dalykų, sakykime, privalumų kažkokių, kitas labai kantrus, kitas labai jau sąžininkas, kitas labai moka mylėti, kitas dar kažką. Taip kiek gerų kažkokių dovanų iš Dievo gali turėti, sakykime, arba tavo šeimos narys, arba ne šeimos narys, arba bendruomeniai ten kas nors iš brolių, iš seserų, gali turėti puikių ir aišku, turės ir trūkumų greičiausiai, nes visi žmonės kažką turi gerą ir kažkokių turi, tokių ir negeresnių, galbūt negražesnių dalykų. Tai ir aš supratau, kad aš gyvenu tokiam pasaulyje,
kur jis ir nuodėmingas, žmonės tokie klystantys visaip. Jeigu tu ieškosi pas žmonės tų trūkumų, tų blogų, tų, kaip sakant, ką blogą atrasti, nu tai tu ir rasi, tikrai rasi. Ir pas patį geriausią savo draugą, ar draugę nesvarbu, ar ten, kad ir pats geriausias bus, nu tu kažką tokio, jeigu iškos, tikrai atrasi pas jį ką nors tokio, kas tau nepatiktų, kas tau maišytų, trukdytų, dar kažkas būtų. Tai taip ir šeimoje. Jeigu pastoviai žmoną matai ir reiškia tik nepasitenkinimus, nu įdruskiks įbėriai, negerai žmonelį, čia šitą prašiau, nepadarei, ten, o dar, sakykime, jeigu toks, vat, kaip ir, nu, tokie žmogiški dalykai, pastebėjau tokie įgimti, kaip sakant, vat aš turiu, ne, vat ir pavydas, sakykime, ne, vat yra pavydas, nu, jis ir negers toks, ne iš gerųjų, pavydėti nėra gerai. Nu, bet jeigu toks jausmas ir jis ir, jeigu Dievas įtvėrė, aš sutinku, kad kas ir dabar jau tas turi būti, bet reikia kažkaip kontroliuoti, normos turi būti, puikybė pas kiekvieną, aš suprantu, ir kiekvienas turi tos puikybės, kad ir žmogus sakos, kad neturi puikybės, nu aš manau, kad jis miris jau turi būti tada, tik tai puikybės nebus, bet o kiek ten, ant kiek yra, bet jeigu žmogus labai nepasirodo ta puikybė, sakykime, nu tai jeigu vis normaliai, nu nieks nesakys tau, kad tu išpuiksies. Nu arba nuolankumas ten irgi, juk matos tokie dalykai, vaisiai, kaip sako. Tai vat aš suprantu, dabar žmona man, aš atsimenu, kaip aš pastoviai reikšdavau priekaištų, va dabar aš dalinuosi iš patirties. Seniau nebuvo tos ramybės ir žinot, aš pa žmoną iškojau, aš norėjau tokį žmoną tobulą, ką būtų. Žmona mano tobulą, bet aš kažkaip, kaip jau reiškia, kad aš ją sutikau, ji man buvo beveik tobulą, bet paskui pasirodė, aš pradėjau iškoti tų blogų ir atradau aš tų blogų visokių dalykų ten, nu ir tada pradėjau aš ją norėti jau perdaryti, reiškia, pagal save, ką man būtų patogu. Nu ir dabar aš jau reiškia, jai priekaišts. Tu tą negerai, tu aną negerai, tu čia turėtum pasikeisti, ten turėtum pasikeisti. Nu viskas, ramybės nėra. Ir čia dabar ką aš kalbu, čia tink visur. Aš taip supratau. Ir patirties turiu, kad visur tink. Darbe, kolektyve, reiškia pretenzijas, dirbi, kažką negerai daro tas tavo kolega. Va. Ten anas ir anas nepatinkiau. Nu, šitas galvas čia gerai, sutariam viskas puiku, o jeigu dar groja tokią muziką, kokia tau patinka, ir nu, tai tau iš vis puiku tada ir, žinai. Va. Bet aišku, tokių bus labiausiai nepatenkins ir irgi nori, o jeigu dar turi galę, reiškia, jeigu užėm vadovaujančią, nu, pareigas vadovaujančias, tai nu, tai tu labai norės pakeisti tos žmonės, kad jie taip darytų, kaip sakant. Tai va, taip ir šeimoje yra, nori pakeisti žmoną, nori vaikus, tėvus ar dar kažką panašiai. Tai va, bendruomenė irgi taip pat būna. Jeigu bendruomenėje, tai va, ir bus tų žmonių. Jeigu tu žiūrėsi jų tuos, aš taip supratau, ieškosi tų blogų, reiškia, blogų savybių, tai tu jų būtinai rasi. Pradėk dar priekaištus reikšti, pradėk norėti, nu, kad jie pasikeistų reikštų. Aišku, ketinimai ir geri. Aš noriu, kad būtų tobula mano šeima. Puikiai, graži, kaip Dievas sako, kaip Dievas, kad būtų puiku, gražu viskas, visi mylėtų, kaip sakant, vieni kitus, viskas tvarkoje, ketinimas geras. Aš labai noriu, kad mūsų šeimoje būtų ramybės su žmona, nu ir aš ją bandau pakeisti. Nes aš žinau, kad tos ramybės ir tos visos meilės nėra todėl, kad ji yra netobula. Va. Įdėmės sutelkdavau į kitus žmonės ir tada iš vis savęs nebematydavo. Va kaip aš elgiuosi, koks aš esu. Va. Bet jeigu aš esu dalis tos šeimos, nesvarbu, kad aš vyras, nu, bet aš esu šeimos dalis. Tiek ta žmona, tiek ir aš, mes nu, vienodai žmonės esam. Tai va, ir nu nejaugi aš tik vat, galvoju, kad tik pa žmonai ir trūkum aš esu idealus.
Nu tada pasirodo, kad man dar baisiau ir blogiau ir aš dar baisesnis ir blogesnis turėčiau būti, jeigu aš taip galvoju. Visi tokie netobuli su trūkumais, o aš toks be trūkumų geras. Nu tai jau čia iš visų blogai tada. Ir žinot, ir esu buvęs pastebėjęs ir kito daidavau. Tad užtat dalinuosi, kai jūs klausotės, nu tikrai kažkur kažką atpažinst ir išgirst, nu, kaip sakant, savo ten, pagalvost, tai jums kartais nesinori šeimui biški pavadovauti, vyrą pakeisti, noras toks, o galbūt jo žmona nori vyrą pakeisti, arba vyras nori žmoną pakeisti, arba bendruomenėje mes norime, kad pagal mus bažnyčioje vyktų taip, kaip man nepatinka, kad jūs šitaip darote, ten ir vėl nepatinka, ir aš esu nepatenkintas, ir aš pasidarau nelaimingas, man yra negera, ir aš sakau, kad yra negera mano žmona, o jeigu toliau, tai negera bendruomenė yra, aš tai geras esu, bet bendruomenė yra nekokia, atėjau ne į kokią bendruomenę, žinote. O jeigu darbovietė, tai darbovietė negera, direktorius negeras, valdžia negera. Jeigu gyvenu Lietuvoje ir aš negerai jaučiuosi, tai žinote, nu tikrai tai jau patikėkit, aš tai tikrai esu geras. Bet Seimas ir visa valdžia, nu jie tai jau ir negeri. Bet jeigu aš būčiau Seime, aš tikrai padaryčiau tvarką. Jeigu aš būčiau sakykime, jo bendruomenės užimčiau koks pareiks, ten ir padaryčiau tvarką, o dabar aš negaliu nepadaryti. Jeigu aš būčiau ten šeimoje, jeigu man žmona pasiduotų irgi, tai aš ir padaryčiau tvarką. Nu, bet man niekaip nepasiduod, saktų, ten čia nekabinėks prie manęs. Ir šitai fiks gyvenims iš tikrųjų. Ir jisai ir tikrai siaubingas. Jeigu nesiaubingas kitiem, tai man jis tikrai siaubingas, nes nepatenkintas esu aš, o kitiems taip netrodo. Ir kiek aš bandau kitiem paaiškinti, kad argi jūs nematote, kas pas mūsų darosi, ar žmona tu nematai, kad mes nesutarėme. Ir visos problemos yra nuo tavęs. Ir aš su pirkštu baksnuoju, ten negerai, ten pažiūrėk negerai, ten. O ji man baksnuoju su pirkštu, tu žiūrėk, ten. Nu ir karas. Ir taikos nėra. Ir viskas. Aš nenusileidžiu, laikausi savo pozicijos, nes, kaipgi aš čia dabar nusileisiu. Baisu tada yra. Tai noriu pasidalinti. Šiandien gerai suprantu, kad jeigu aš sakau, pavyzdžiui, kad mano šeimoje yra kažkas negerai, reiškiasi, ir reikia kažką keisti, tai aš turiu keisti nuo savęs pradėti. Tikrai ne nuo žmonos, ne nuo vaikų. Ar aš būčiau bendruomeniai, jeigu mano bendruomenė, man atrodo kažkokia netobula, negera kažkas, tai reik man kažkiek bent geresnį pasidaryti, tai ir paliks kažkiek geriau. Arba požiūrį man keisti, ar da kažką tokį, ar elgesį savo keisti. Aišku, žiūrėti į save reikia. Ir šiandien pas manęs yra toksai supratimas, ar jis geras, ar jis blogas, jūs nuspręsti. Tad iki pasimatym, brangiai. Tebūnie jūs šeimoje, bendruomenėje, ar kur jūs bebūtumėte, o svarbiausia, širdyje ramybė. Ramybės jums.